Sveiki, tai parodysiu, kaip vykdyti užsakymą iš kliento ir iš vežėjo pusės mobiliame telefone. Taip, tai tada padarom prisijungimą kaip klientas. Darom, spaudžiame naujas užsakymas viršuje. Yra du variantai - greitas ir patikimas. Patikimas, kai užšaldo visą sumą kartu su komisiniu platformos, o greitas tik tai komisinį. Ir po to, kai pristatomas krovinys, ten tarpusai turite susitarti vežėją su klientu, ar mokėsit grinais, ar pavedimu, ten įvairiausi variantai. O patikimas, tai iš karto visą sumą užšaldoma ir po to jinai yra, kai pristatomas reisas, patvirtinamas, padalinama dalis yra vežėjam, dalis platformai. Greitas užsakymą, dabar šį kartą apie greitą užsakymą pasakosiu. Tarkim, norite užsakyti savivartį, betono pervežimą, tralą, fiskrą galite pasirinkti, galite eiti į detalę paiešką, ten pasirinkti kokį norite variantą ir jūs nuves. Tarkim, ten, kur pagreitintas, trešis, ir nuvedėtėsite prie savivarčių. Yra du variantai - medžiaga vežėja, medžiaga mūsų. Ką tai reiškia? Medžiaga vežėja, tai kai jisai pas turi savo medžiagą, ar žino, iš kur paimti, ir jam nėra tiek svarbu, iš kur paimti medžiaga mūsų. Tada, kada jūsų yra medžiaga ir žinote, iš kur reikia paimti ir kur nuvežti. Tai tarkim, jeigu yra skaldos reikia, tai vedame, pažymėjome medžiagą mūsų, kaip pažymėjau. Iš karto veda Vilniaus aikštelę. Tada pristatymo vieta, tarkim, Antakalnio gatvė 15. Taip, ką matote? Iškart matote, kiek užims laiko nuvažiuoti preliminariai ir koks atstumas. Einate žemyn, ko jums reikia, kadangi čia yra skalda, gali būti smėlis, žvyras, gruntas, įvairiausi variantai. Spaudžiat, pasižiūrėt, kas ten yra. Arba iš vis kita medžiaga, kokios lentos, ten, nežinau, ten durpės, ten tiesiog įrašote pavadinimą ranka. Dabar čia skalda, kadangi iš dolomito tai dolomitinė, pasirinkat kurią. Galite daryti kelis reisus, 1, 2, iš karto rašote. Tada turės tvirtinti pristatymą, kiekvieną reisą klientas pristatinėdant turės tvirtinti. Dabar pasirenkate, kada paimti, čia 11:05 gal nespės, tarkim, 1 valandą paimti. Tada taip, toliau spaudžiate toliau, galite kažką įrašyti, kažkas jeigu svarbu, kad matytų vežėjas. Spaudžiate toliau, viskas, tada yra pateikimas užsakymo. Čia jums parašo orientacinę kainą, čia paskaičiuoja dirbtinis intelektas plus, orientacinė taip ir paskutinių 20-30, iki 30 reisų vidutinis, orientacinė kokią galėtų jums siūlyti vežėjas. Kaina rašo su PVM, ir dabar yra dirbtinio intelekto irgi panašiai yra siūloma kažkas tai, kur kas čia aprašyta galėsit paskaityti, mokėjimo būdas kortelė. Pateikti užsakymą, viskas, dabar tas užsakymas matomas yra vežėjų, netgi gavo žinutę vežėjas, kad jo aplinkoje pagal jo nustatytą filtrą yra kažkoks tai užsakymas. Vežėjas paima, prisijungia ir žiūri. Dabar, kadangi vežėjas organizuojasi per organizaciją, dažniausiai gali būti kelios rolės. Jis gali būti vežėjas, technikos nuomos, gali būti ambasadorius, gali būti meistras viename, bet kadangi jūs dabar atstovaujate organizaciją ir esate vienas, ir esate tik tai vienas, turite savo sunkvežimiuką. Po to yra variantas, parodysiu, kaip dirbti su keliais vairuotojais, yra dispečerio funkcija, bet čia vėlesnio video. Dabar, jeigu jūs vienas ir turite vieną sunkvežimį, spaudžiat vežėjas, tada jūsų yra nustatytas spindulys yra iki 700, nuo 1 km iki 700, kad rodytų užsakymus. Paėmimo užsakymus rodo. Taip, ir dabar yra tas mūsų užsakymas kaip ir yra. Dar vienas dalykas. Jeigu jums netinka kažkokie užsakymai ir kabo, jūs persiglau gal nieko. Galite spausti bežinėlę, paslėps, archyvuos, norit greičiau nespausti, tiesiog čiuk pastumsite, swipe padarysite ir nuvažiuos į šoną tas, tarkim, kažkoks tai yra užsakymas, jums netiko, hop, ir nuėjusi. Bet žiūrim dabar tą. Peržiūrėti, pateikti kainas. Kas čia bus? Matom, kokio tipo greitas užsakymas ir patikimas. Tikrai matot užsakymo numerį, kur parvežti, iš kur parvežti, ką parvežti, kada užsakyta.
Tada taip, čia einate į šitą skirtuką. Čia yra du dalykai padaryti. Vienas dalykas galite pasitikslinti atstumą, kad nebėgti į Google Maps'ą. Čia vedate kažkokį tai gatį, iš kur imsite. Čia tam atveju, jeigu vežate savo krovinį ir iš savo adreso. Tiesiog čia pasitikrinimai. Čia nėra privaloma vesti, bet ten, tarkim, Gerbutavičiaus vedate. Tarkim. Ir jis maždaug pasakys, patikrinkite atstumą 8,7, jeigu būtų iš Gerbutavičiaus. Bet čia dabar, kadangi jau yra nurodyta, iš Dolomitų Antakalnio 15, tai netiek svarbu. Bet čia tiem atvejam, kad jeigu nėra paėmimo adreso. Rašot kainą, ok, 100, tarkim, 10. Pristatymo laikas 30 minučių, nu gal ten netoli, valandų 2, šiandien rytoj. Spaudžiam 2, toks logiškesnis gal. Ir pateikėt viską. Na, jie dabar nulėkė klientui. Dabar jam į kliento. Klientas netgi gavo pranešimą SMS-o, kad jau yra pasiūlymų. Tada taip, einam prie kliento, žiūrim, kas čia yra. Pirmas viršuje yra tas mūsų užsakymas, laukiamas. Čia, matom, einam į apačią, einam. Kažkas pasiūlė, pasirink vežėją. Gali būti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, tarkim, gali būti jų daugiau. Pasirinksi tą, kuris jums tinkamas yra. Pasirenkate, iš karto perveda į mokėjimą. Čia dabar yra sandboxas, kadangi čia yra testinė aplinka. Tai kol kas su testiniam kortelėm neves kitų, nes negausit pinigų. Nors ir mato, čia kokie skaičiai, tiesiog bus be pinigų. Nenaudokit jų. Jeigu spaudžiate Pay, mokėti. Čia yra Stripe'as, vienas iš pagrindinių pasaulyje tokių platformams skirtų mokėjimo funkcijų, viena iš patikimiausių. Galite peržiūrėti užsakymą. Matot, pas ką važiuos, kas veš. Girdėjote SMS-ą, tai reiškia, gavo vežėjas pranešimą, kad sumokėta. Dabar vežėjas eina į savo skirtuką. Mato pradėti vykdymą. Viskas. Tada pradėti reisą. Yra 3 variantai. Google Maps, Waze'as, Here. Nuspausite, ten rodys jums maršrutą, kur važiuoti. Tiek ten. Here yra toksai variantas. Jeigu jūs nuspausit pirmą kartą, jis paprašys parsisiųsti. Parsisiųskite. Jeigu neturite, manau, kad Waze, jeigu neturite, irgi parsisiųs, bet manau, kad Waze visi turi. Bet Here turi tokią funkciją. Jeigu prisijungsite per Pro, jis duos jums galimybę važiuoti tais maršrutais, kur nėra draudžiama sunkvežimiams. Siūlyčiau pamastyti, pažiūrėkite, kiek ten kainuoja mėnesinis mokestis, pasižiūrėkite tą. Tiesiog pasirinksite vieną iš tų ir jūs rodys, kaip važiuoti. Ir kai atvyksite, spausite atvykau. Dabar, kai atvykstate, tai reikia 2 dalykus nufotografuoti. Pirmas, krovinį. Nu, šiuo atveju tai mano kepurė. Na, ir pridėti važtaraštį. Dabar šipal ranką neturiu, nu tai pridėsiu beražionio rinkinuką. Viskas. Patvirtinate pristatymą. Galite peržiūrėti. Čia girdėjote SMS-ą, tai kadangi aš testavimo aplinkoje, tai tas SMS-as yra atsidūręs pas klientą. Jis mato, kad atvyko krovinys. Yra 2 keliai, kaip užfiksuoti krovinį. Pirmas krovinys. Rodote, jeigu klientas yra objekte, parodote šitą QR kodą jam. Jis nuskanuoja ir krovinys yra pristatytas. Arba pasakote jam numerį. Tuo šiuo atveju 216715. Kiekvieną kartą bus skirtingas. Tai kad čia aš nebijau rodyti, generuos kitą. Ir dabar einame į kliento aplinką. Taip, klientas jau mato, kad pristatyti, laukiame patvirtinimo. Hop. Jis pasižiūri, mato, kepurė ir Bernardas Bražionis atvežtas. Beje, galit gal su sunkvežimiu ir vežti tokius daiktus. Čia nėra nurodyti, kad jūs būtinai tą, nes yra pasirinkimas kitos medžiagos, galėsite vežti kepurės.
Dabar pasižiūrim, koks ten buvo kodukas. 216.715. 216.715. Viskas. Patvirtinot. Galite padaryti komentarą. Šitas kodukas yra gerai, kad tarkim jūsų nėra objekte ir jūs gaunate pranešimą, kad atvežė. Jūs pasižiūrit savo profilį, viskas ok, atvežtas, tada tvirtinate. Jeigu esate objekte, prieinate su telefonu, QR kodą nuskaitot, viskas patvirtina. Taip. Tai čia yra greitas užsakymas, staigiai viskas įvyko, pasirašė, pinigų sumokėt platformai už suvedimą. Kitą kartą papasakosiu apie patikimą. Ten truputėlį kitaip, bet nedaug, nedidelis skirtumas, bet panašiai ten esmė tame, kad užšaldomas bus reiso pinigai. Vežėjui gal mano patikimas bus įdomesnis, bet kartais norėsis greitą ir tiesiog taip. Gerai, dėkui uždėmesi. Tada šiuo metu susitiksime kitą kartą. Tai praeitam video, kur pasakojau apie greitus pristatymus, nepasakiau vieną dalyką. Kliento pusėje einate į apačią, toksai sąskaitas spaudžiate generuoti, atsisiųsti PDF-ą, atidaryti. Pas jūs galbūt kitoks bus tas PDF skaitytuvas. Čia yra sąskaita išrašyta pačios platformos klientai už komisinį. Apie sąskaitas aš papasakosiu plačiau, ten yra didesnės galimybės ir galima išrašyti, jeigu vešite patikimą reisą, galėsite išrašyti nuo savęs. Skubiam reisė nėra tos funkcijos, kad nuo savęs išrašyti sąskaitą. Ten išrašinėsite jau nuo savo buhalterijos, kad atvežėte reisą, bet patikimam yra. Tai kol kas tiek tada, apie sąskaitas papasakosiu plačiau po to.